Būkite dėmesingi ir gyvenkite šiandien. Kai galvojame apie ateitį, širdį gali sugniaužti nerimas. Kai mąstome apie praeitį, galime jaustis prislėgti. Bet kai dėmesį skiriame šiai akimirkai, nebejaučiame nei nerimo, nei liūdesio. Puikus būdas sukaupti dėmesį į dabartį, sutelkto proto ar dėmesingumo meditacija. Tai toks meditacijos būdas, kai medituodamas galite užsiimti kitą veiklą. Svarbiausia sutelkti dėmesį į vieną iš 5 pojūčių - regėjimą, klausą, uoslę, skonį arba lytėjimą. Pavyzdžiui, kai kitąsyk eisite pasivaikščioti, stebėkite, kaip sulig kiekvienu žingsniu jaučiasi jūsų pėdos. Pabandykite po 30 sekundžių skirti kiekvienam iš 5 pojūčių. Pradėkite nuo regėjimo. Kokius 5 daiktus matote? Po 30 sekundžių susitelkite į kitą pojūtį. Taip pat ištirkite klausą, uoslę, skonį, lytėjimą. Trumpam susitelkiant į tam tikrus dalykus galima greitai atsikratyti streso, o tai puikia žinia jūsų laimei. Jei negyvenate dabartimi, jūs arba žvelgiate pirmin į nežinomybę, arba dairotės atgal į skausmą ir liūdesį. Džimas Keris.